Sveiki, čia Maple Street Studio ir šiandieną remontuosim operatoriaus Daily Mersa Winter Beater. Tai kaip matot, Mersas išgyveno žiemą, šiaip sniego daug nebuvo, bet nuotykių va. Šiandienos planas toks. Mersas biški trūkčioja, biški netraukia, tai bandysim tą dalyką susitvarkyti. Ir kitas pagrindinis dalykas, tai užinti vairo stiprintuvus. Tai dabar varomės į garažą, paklausom kaip ūžia siurblys ir bandom remontuotis. Bliam nepriima, matosi. Taip, jeigu dugną paspaudžiu, labai lėtai kyla kaip, nežinau. Aš ir vairo stiprintuvą jau girdžiu. Oik tu na. Tau net nebeina vairo pasukti jau. Karoč, atsidarom. Pažiūrim, kas čia gero. Aha, šnypšia dujos, kaip visada, kaip ir praeitą kartą. Gerai, gal mes pirmą pradėkim nuo sudėtingesnio darbo. Su to vairo stiprintuvu išsiaiškinkim. Šiaip jisai čia yra viršuje. Ne taip ir toli, sakyčiau. Nu, bet vis tiek. Išsileist skystį, taram, param, balam, balam, turėtumėm plauti sistemą, nes drožlių jau čia bus va, bet mes neplausim, nes čia yra beateris. Nu, suprantat, esmė. O, tai čia su visų bakeliu matau yra. Labai gerai. Nereiks man čia vargt, nors jau čia toks čia vargas. Nu ką, žinau. Tai pažiūrėjus gal ir panašu. Čia vamsdelis iš šono ir vamsdelis į bakelį. Vamsdelis iš šono ir vamsdelis iš galo, nu taip. Taip ir yra. Bliam. Nu gerai, žodžiu. Reikia įtempėją nuspausti. Visų pirma ir nusimest diržą. Čia jau ta žarnelė trumpinta, ne yra. Jo, mes čia pjovėm tos galus, trumpinom, dabar aš šiaip dar norėčiau patrumpinti, bet jaučiu nebetrumpins. Nes yra apsišikus, kaip matau per kamerą labai puikiai. Tai biški reiškia yra perspaustas chamutas. Jeigu aš ją nupjaučiau galiuką ir užmaučiau atgal ant naujo siurblio, naujo seno, būtų biški geriau, bet tau net ne tame bėda, kad leidžiat. Leidžia, tai tegu leidžia, teposi kėbulas mažiau rudyja. O, nukrito. Bet lyg ir iš garso, kad ant žemė. Jozai, bis. Ant žemės yra. O tokia labiausiai bėsina, kur bišk pasisuka ir nebesisuka. Vėl bišk pasisuka, vėl nebesisuka. Jau atrodo, toj su pirštais išsuksiu, ne. Nu, vėl lengvai sukas. Tai pasuksiu pirštais pusę rato. Nu, vai vėl sustoju. Varžtas bus iki mašinos galo. Tokį ilgumą. Va tokį, va. Tokį didelį turėjo. O gal mes jį galim tai biškį hoptelti virš. Aš nesuprantu.
Čia ne 17 norit pasakyti, bet aš atsukau su 17. Nes taip dedu netinka. Taip dedu tinka. Paaiškinkit. Miela publika. Va. Čia pusę rato pasuki su 17. Kitą pusę pasiėmė 18. Va. Dabar vėl 17. Nu, dabar vėl 18. Oba. Nieko čia nebėga, ne tiek daug. Ai, čia dar reikėjo atsisukti. Opa. Gerai, ką čia rašo? Aha, made in Germany 100 barų. 102 barų. Tipo levesnis? Nu, tipo. Nu ką, kaip levesnis, gal prie kitokios kolonėlės pritaikytis. Bandom ir viskas, ką čia. Tai aišku, kas man belieka. Tik bandyti. Va, kaip ir minėjau, yra susispaudus šitą žarnelę. Tai aišku, čia jau jos nelabai turim iš kur patempt, bet pabandysim nusikirpti šitą galiuką. Nu ir užmausim, čia nebeturėtų varvėti per tą vietą. Nors ir, kaip sakiau, nėra čia didelė problema, kad biški pavarva. Nu, bet vis geriau bus, negu buvo. Aha, jau dabar net nepriverštas tait. Šitą iš karto bam. Užmaunam. Čia viskas patepta, biški pašviesiu operatoriui, kad vis tiek nieko nesimatytų. Kodėl jisai nesisuka? Juk aš jį atsukau, jisai jau turėjo pralaisvėti seniausiai. Nedarykite to namuose, nes reikėtų šiaip tą gumytę pakeisti, jeigu matėsi jinai iš vis. Reiktų praplauti sistemą ir būtų gerai neprisilaistyti pilną garažą. O ta veržlė pažymėta mėlynai, čia tipo laužynų kažkoks dalykas? Kur? Ai, nu tipo, kad nesuktum, kad nerdytum. Na, aš galvoju, kad atskirtų, jeigu gražini. Ne, tiesiog... Kad negražintum savo seno. Bet tai čia what the f***. Ai. Čia vat skiriasi netgi biški siurblys. Nes matai, čia škyvas atsisuka, kur yra pažymėta veržlė. O čia tai iš vis jisai nenusijam. Ai, nors... Nu jo, čia jisai yra užpresuotas. Tai va. Ir čia kiek 100 barų, čia 120, bet čia jau beleikia jaučiu iki 100 barų, tai vis tiek tas bus geriau. Nu į kaip aš turiu dirbti, nesikeikiant, a? Uodai puola, karšta. Valgyt noriu. Jeigu būčiau pavalgęs, tie uodai, tas karštas, būčiau laimingas. Viskas, reiks skysčio dabar. Nusikraunam čia viską, kad nebūtų. Kad neįveltų, neįtrauktų žvaigždyną. 400 myliukų. Žiūrėk, dar tau ir užteks. Šiaip nedaug išbėgo. Geltonas. Gal užkurt? Nu, pala. Bet tu turi, žinai, kaip dabar užkurt. Užkur ir užgesin iš karto. Nes tipo iš karto jį susirps, momentaliai bus bliupt. Nu, gerai. Gerai. Dabar aš dar biškį dapilsiu. Tu gal pasėdėk ten. Dabar gali užvesti jau normaliai. Dabar pasukinėk. Nu va, liuks. Kol kas labai tyliai atrodo. Ką? Kol kas tyliai atrodo labai. Nu jo, iš karto tyliai, jokių garsų. Eik, tu iš vis nieko. Ir kaip lengvai sukas. Va, skysčio beveik pilna.
Aišku, gal netgi per daug pripyliau. Žiūrėk, čia 900, nu tai realiai 500 mylikų būtų užtekę kažkur. Nu bet pažiūrėsim, gal dar biški sumažės. Aišku, nelabai tikiu, nu bet jeigu, tai dasipils. Tai vairo stiprintuvą pasikeitėm, viskas kol kas gerai, skyšio užsipylėm, neužė, vairas sukas lengvai. Tai manau, šitą dar pasitestuosim, aišku, ateityje, bet manau viskas bus gerai. Tai dabar einam pavalgyti ir tada einam prie kito gedimo. Žodžiu, situacija tokia. Buvo operatorius pas dujininką ir nieko jisai prie tų dujų nedarė, nes bėda greičiausiai yra ne tik su dujom, bet ir su benzinu. Esmė tokia. Kaip ir sakiau, netraukia, šaudo, daug ryja. Žodžiu, visi įmanomi blogi dalykai. Tai pirmiausia, dujininkas pasakė pradėti nuo uždegimo. Ir svarbiausia, ką reiktų padaryti, tai keisti viską iš eilės. Nekeisti atskirai babinų ir nekeisti atskirai žvakių. Mes jau tą darėm, bet tas buvo gal spalio mėnesį. Tada keitėm viską, bet dėjom pigesnės šiek tiek dalis. Tai dabar pasižiūrėsim, turim biški brangesnių, geresnių. Pasižiūrėsim, kaip atrodo tos žvakės išsukę ir, manau, išsispręs šitos bėdos visos. Tai dabar jau variklis biški atvėso. Ardam viską ir žiūrim, ką rasim. Biški pataisysiu savo žodžius. Mes keitėm viską, bet keitėm ne iš karto. Iš pradžių pakeitėm žvakės, po to pakeitėm vieną babiną, po to pakeitėm kitą babiną, po to pakeitėm žvaklaidžius. Tai žodžiu, kaip ir neaišku, šiaip bėda išsisprendė, nes tada irgi šaudė, netraukė ir taip toliau. Bet dabar pakeisim viską vienu metu, išskyrus žvaklaidžius, nes žvaklaidžiai šiaip nemanau, kad per kokius 5 mėnesius bus pramušti. Bet žodžiu, kaip ir sakiau, atsidarom dangtelį, išsiemam žvakės ir manau rasim staigmenų vis tiek, nes tas variklis nedirba. Atsakykite. Kodėl čia yra zateškės užtrauktas? Čia zateškės yra užtrauktos, dėl to nes važiavo, operatorius važiavo, buvo daug sniego, buvo žiauriai smagu, bet kažkaip gazą nepriėmė. Ir viskas. Ir girdim, kad vien cilindras nedirba. Pasirodo fiškė nesilaiko, nu tai kas daugiau padės, jeigu ne zateškė. O kas geriau už vieną zateškę? 2 zateškės. Blemba, nesikeikiant, nepalietė žemės. Matau. Nu va. Kuo čia tau tie amortikai taip daro? Opsa. Nu gražu, sakyčiau. Blemba, viena. Čia tau tepalo yra pribėgę. Bet gali būti bėda. Šiaip atsimeni, kai kažkad neužsukau kamščio normaliai ir biški man pribėgo aplinkui. Čia žiūrėti viršų kažkaip. Galėtų po čia pribėgti. Bet čia žiauriai senai buvo. Nu, bet tai jisai čia niekur... dar prieš žiemą, man atrodo. Nu, bet jisai niekur neišbėga. Jeigu jisai čia pribėgo, jisai ir neišbėgs. Nebent iš garos, bet čia aš nežinau, kiek turi praeit laiko. Dvi babinos, o 4 žvakės. Viena babina eina tiesiai į žvaklaidį, o kita eina netiesiai, eina per laidą. Tipo, kaip ir sutaupė tau pinigų. 2 babinas te reikia pirkti. Oba. Nu ką žvaklaidis. Atrodo tai puikiai šiaip. Opa. Šiaip tai čia tepalo, galim sakyti, nėra. Gal yra čiut, bet nu čia dėl tiek tai tikrai nieko negalėjo būti. Rimtai? Gal mes kompresiją pasimatuojam? Neįdomu būt. Pasimatuosim kompresiją, žinosim, kiek galima tikėtis iš to variklio iš vis. Nes jeigu čia po 6-7 barus, nu tai daug ir nereik tikėtis. Nei kad gazą priimtų, nei kad dirbtų jisai gražiai. Blemba, jau biškė. Čia padegė. Čia irgi jau nenoriu liest, karštą.
Nu, neatrodo labai baisiai. Normaliai, žinok. Ta viena balta yra, o kita yra tamsesnė. Tai reiškia, ta, kur tamsesnė, riebesnis mišinys. Tai gali būti, kad ištrauksim trečią, tad bus dar tamsesnė. Pala, pirmą su ketvirta eina, o antrą su trečia ir viskas. A ne. Nu, tiek ir te reik man čia žinoti. Nu, kas blogiausia gali atsitikti? Nesivest arba susprokt. O! Nu jo. Čia gražu. Tie žvaklaidžiai kaip naujai. Trečia. Irgi šviesi. Bet šiaip galiukas šviesus, o čia apdegę. Nežinau. Aš bijau, kad tau čia nepadės niekas. Va, sudėsiu pagal. Ai, žiūrėk. Viena pusė balta, kita pusė ruda. Viena pusė balta, kita pusė ruda. Nu čia taip ir gaunas. Ja, nes taigi iš vienos pusės purškia kūrą, aš taip spėju. Nu, ta prasme spėju, kad dėl to. Šiaip nieko baisaus, apart šitų pramušimų, šiaip neatrodo, kad labai jau ten kažkoks tarpelis būtų išaugęs, nu pavyzdžiui, palyginam. Nes vienodai laiko dirbo, tai kaip ir neturėtų labai skirtis. Gali nepadėti šitas remontas. Nu bet ką, jau dalis supirktos, dabar pasimatuosim kompresiją, bus dar aiškiau viskas ir tada dėsim naujas dalis į vidų. Nulis. Kažkas turės sukt, kažkas turės laikyti. O! 12. 12 su biškiu. Blemba, gyvs variklis, nebent bus paskutiniam kokie 8. O! Irgi 12 su biškiu. O! Irgi 12. Blemba, visi 12. Tai realiai gyvas variklis, turėtų važiuoti. Žiūrėsim, pakeisim žvakės, gal bus geriau. Tadam! Turim naują žvakės, aišku NGK, nes ką daugiau dėt. Biški skiriasi, ne, hebra? Tarpelis skiriasi, elektrodas skiriasi, žinoma ir kodas skiriasi, netgi spalva užrašas skiriasi. Oh my god, nedirbs variklis. Aišku, kad dirbs. Čia easter eggas. Prisuki su pirštais praktiškai ir tada prisuki 2/3 rato. Čia rodo. Ir šiaip kažkodėl dar nemačiau nei vienos, kad būtų galima naudoti aviacijai. Nes čia vėl parodyta, kad negalima naudoti aviacijai. Nu, tipo, nupiešti kažkoks parasparnis lėktuvas ir nubraukti. Tai tipo mums netinka. Realiai skraidyti negalės jau. Ne, šiaip tai juokauju. Neperverškit žvakių, nes po to turėsit reikalų. Geriau verškit tiek, kiek rašo. Bremi, German Technology, since 1927. Mes čia turime babinoką. Nieko savo. 24 metais pagaminta. Ne per seną. Nu va, ir turim antrą. 2 cilindrai ir tėra nepastovi. Vienas. Vienas? Ai, tai tą pagražinsim. Valau tepalą. Tikėkimės, kuris yra įbėgęs į šitą vietą, dėl to nes buvo prapilta. Daugiau kažkokių teorijų kaip ir neturiu. Aišku, čia jau turėjai taip prapilt jau konkrečiai, nes čia yra dangtelis ant viršaus.
bet nesimato, kad bėgtų ten per... Ai, nors palauk. Nu jo, realiai čia yra tokie kaip riebokšliukai, ties tom vietom, kur žvakės, nu nes kaip kitaip. Gali būti, kad per jos leidžia, bet esmė tokia, kad svarbiausia, kad čia nepribėgtų to tepalo, o jau čia, jeigu biški buvo, dabar pavaliau, jeigu bus proga nusiimti dangtelį kitą kartą, nu tai ir pasižiūrėsim, čia tikrai leidžia, ar čia labai retai leidžia. Paaukšt. Nu bus įdomu, kaip operatoriaus automobilis, ar atsigaus ar ne. Jeigu neatsigaus, nu tai... Sorry, my friend. Pokšt. Va taip kažkaip ir turėtų būti. Nu jo, taip ir turi būti. Jeigu jau blogai įdėjom, tai jau blogai įdėjom. Nu viskas. Viskas vietoj. Sujungta, čia aišku nieks nesilaiko, man čia nepatinka, taip laidai viens prie kito liečias, bet čia irgi liečias. Čia pliki laidai, čia viskas liuks. Dedam dangtelį, renkam įsiurbimą. Brip. Pasiimk šitą. Man nereik tikrai. Dedam inteiką. Vėris turbo. Bet šiaip tai čia tilptų lengvai. Čia vietos. Ta, išėmė į dėžę, viskas. Čia turbo pakabinai kažkur va toj vietoj. Čia pasidarai inteiką. Blemba, kaip čia buvo. Va. Oras rautas. Paaukšt. Ne, jokauju, tai neverškit stipriai. Nereikia. Aš galvoju, dėl viso pikto gal patikrinam, kiek tepalų bėra likę. Ai, nu davai. Klausimai. Nedirba cilindras. Jo, kažkaip labai įdomiai juda. Nedirba cilindras. Pabandyk ant benzino. Ne. Dabar gerai. Ant dujų tai ne. Nepasikeitė nieks, ne? Man tai normaliai atrodo tie purkštukai. Esu matęs tokį bairį. Taip su atsuktuvu, žinai. Jo, visi dirba. Tu gal pavažiuok. Realiai niekur toli nereikėjo važiuoti, kad įsitikint, jog Justis buvo teisus. Va, galiu pademonstruoti, antras bėgis, dujos pajungtas, laikom dugną. Nu, tai prastai bėgėtis neturėtų. Ir šiaip vibracija netgi tokia jaučiasi. Va, jungsiu benziną. Iškart pasijautė, kaip važiuoja. Tai žodžiu, problemos neišsprendėm. Bet kas liečia vairo stiprintuvą, tai žiauriai didelis skirtumas. Labai lengvai sukinėjęs vairas. Grįžom iš test drive'o, kaip supratau, ant dujų ne kažką, ant benzino kaip ir okei viskas. Tai žiūrim, gal kažką priliečiau ant dujų. Žiūrėk, va, ai, tu na. Nudegiau. Žiūrėk. Matai? Nu, tai tau dujos eina pro šoną. Tau gal čia visą bėdą. Toj sutaisysim. Žinai, kas mane patinka? Kad ta žarnelė
Jis yra žiauriai kieta, ta prasme. Ir kaip aš ją užmausiu, aš nežinau. Aš iškart pagalvojau, kad jeigu nedirba cilindras, nu tai kažkas prie purkštukų, nu kaip tada buvo ta fiškė išsimaus. Čia šiaip lievos to žarnelės, nu tipo, geriau jau būtų tos minkštos, aišku, minkštos trukinėja, o tos kietos lūžinėja, nu tai realiai tas pats iš esmės. Aš manau, kad yra kažkokių kokybiškų tikrai, kurios nieko nedaro. Taip, sausą įmovę. Viskas, vesk. Lauk. Duja. Eik tu čia viskas laisva. Blemba, vakumą pajudinau, nu tai ant plauko laikus. Čia viskas ant plauko laikus, jeigu šnypščia. Realiai jo, čia reiktų va ir tuos žarnokus pakeisti. Bent jau va, šitą ir šitą. Jeigu aš tokį raščiau, blemba, reiks nueit pažiūrėti. Jeigu aš tokį raščiau, pakeistumėm tuos, tada dar geriau būtų. Tokie hamutai, tai aš irgi patyliu. Tipo, laikos, nu, matėm kaip laikos, paėmiau su pirštais ir pasukau. Va kaip čia. Va, matai? Žiūrėk kaip laikos. Kad čia net nelabai tinka, sakyčiau. Nu, bet bus geriau negu buvo. Nu, o dabar nepasuku su pirštais, tai jau gerai. Apskritai man vien čia jau nepatinka, kaip atrodo. Kas? Vien prie to filtriuko kažkaip. Čia? Nu jo, čia yra perspausta žiauriai. Čia aš patraukčiau, jau čia nutrūktų. Čia va dėl to ir sakau, va tokia va turėtų būti žarna. Va šita yra gera. Čia yra grinai dujinė tokia. Jinai yra kieta, bet tipo su kordu daug. O čia tai yra kaip antifrizo žarna atrodo. Jis sukietėjus per laiką jau. Nuo karščio ir nuo šalčio jaučiu. Kažkam buvo naudota. Mums reikia gal vidų pasimeruoti tiesiog normaliai, o nesvaigt, nuimt, po to nebeuždėt. 15, 13. Čia dėl to ir yra perspausta. Va čia panašiau. Nu, va šitą alkūnę pakeistumėm. Bet kaip ją išsivalyt? Aš labai tikiuosi, kad čia... O tu pažiūrėk, kaip perspaust. Čia žiauri. Čia irgi. Čia what the fuck. Čia iš vis nėra praktiškai to žarnos toj vietai. Čia užbesdėjo tos dujos. Filter. Smarvė. Kaip čia gerai, ne? Puikiai. Va tiesiog hamutas va tai va buvo uždėtas. Čia net nieko nėra. Čia kiaurai vara. Kad čia... Blema, netinka ta šlanga. Va. Tantalai. Nu, einu dar pažiūrėsiu, bet... Jau kažkaip nebetikiu, kad rasiu. Einu, va, dar čia yra. Va, yra dar viena. Ne, čia didelė. Man ta atrodo panašiausia. Ne. Žiūrėk, čia yra 12. O čia yra 15. Nu, o kiek šito yra? O čia yra 8. Arba 10. Oik. Kiek? Čia yra, matai, galas išsiplėtas. Nu, bet kiek yra? Čia dabar yra 14,5. Tai pabandyk nupjaut. Žiūrėk, bus 12. Bet čia yra alsuoklio žarna. Aišku, tau yra... Tu galėtum nuvaryt, jeigu mes dabar randam bent jau ką uždėt, tu galėtum nuvaryt kitą dieną tiesiog nusipirkt. Tokią, kokią reikia. Ir tada pakeisim ir tą, ir tą. Va, čia yra idealiai. Bet ar čia yra idealiai? What the f***, kas čia? Jo, čia irgi idealiai. Išvalau aš tą žarną ir dedam.
Čia gal netgi jinai antifrizinė. Šitą labiau alsuoklį. Bet tas pats realiai. Tai pakeičiam ir tą, ne? Jaučiu. Atsipjausim kokią nors galą. Nu čia šakės. Va, puikiausiai. Toliau nebent jau. Gali būti, pavyzdžiui, va ta žarnelė patraukus ir ten prie kolektoriaus. Mes tai nematom. Gerai, dar aš užmetu akį. tą vieną matau. Vieną. Ką žinau, plika akim kol kas nieko nesimato. Tai aš užtraukiu dabar tą zateškę, vat, čia kad netantaliuotų, labai neįtempiu. Ir tu varai tas drive, nes nublemba sutvarkėm čia, šitą pakeitėm. Dabar čia turėtų neleist. Vakumai irgi tvirtai laikosi, nu tai turėtų būti kaip ir geriau. Tai dabar išsiaiškinsim. O šovė vienas iki. Gal ir važiuoja čiut geriau, bet vis tiek nieko gero. Nes va čia dugną laikiau. Jeigu pabandyt ant benzino palaikyti dugną, o iš karto ant žvyrkelio net ratus nori sukti. Tai žodžiu. Vėl grįžom iš test drive'o, dabar biškį apibendrinsiu visus remontus. Tai ant benzino situacija pagerėjo ir, sakyčiau, gal gerokai. Nebešaudo, viskas traukia, viskas kaip ir okei, bet ant dujų realiai tas pats šūdas. Tai operatorius bandys kuo greičiau užsirašyti pas dujininką, nuvaryt. Šiaip aš dar manau, kad gali įtakoti netgi tos žarnos diametras kažkiek dėl to traukimo, bet čia jau pasakys dujininkas, aš ne dujininkas, nežinau. Kitas dalykas, dar apie ką norėjau papasakot, apie Merso padangas. Žodžiu, trumpai tariant, jom yra šakės, jų nėra. Šonai, kaip matot, yra nugriaužti visiškai. Tai aš manau, mes susitiksim tada, kai jau bus apsilankyta pas dujininką ir bus naujos padangas. Tai ką, turim garaže padangas, apie jas galiu trumpai papasakot, tik tais tai, kad jos yra Barum firmos, išmera tokia pati kaip ir ant Merso, kažkokios senos, ilgai stovėjusios, bet pakankamai minkštos ir protektoriaus gan normaliai, tolygiai nudilusios, šonai nenujesti, o tas svarbiausia, ir viso mum jos kainavo 5 eurų. Situacija su Mersu tokia, brolis buvo pas dujininką, tas pajungė kompą, sukalibravo ir dabar kaip ir plius minus viskas gerai. Tik, aišku, sakė, reikia pakeisti reduktorių, reikia persirinkti purkštuko angalius, bet nesmė. Dabar kaip ir plius minus normaliai važiuoja, biški pašaudo, bet mūsų tos pastangos neišėjo veltui. O mes tą reduktorių ir tos purkštuko angalius jaučiu netvarkysim, nes vis dėlto čia biteris yra. Dar vienas svarbus momentas su Mersu, tai dėl šito spoilerio, kuris seniau buvo ant polo, kadangi jo nebėra. Sakyčiau, 1000 laikų ir mes jį primontuojam čia ant Merso. Galvojam, kad su tom dujom jau esam pražuvę, bet ko tai reikėjo, tai tik 15 eurų ir kalibracijos. Ir šiaip šiandienos visi remontai pasiteisino, tiek vairo stiprintuvos siurblys, tiek uždegimas. Tai kas mums dabar beliko, tai pasikeisti padangas ir nuvaryti suvedimą, bet šito nerodysim. O kadangi senos padangos keisėsi naujas, tai senas galim damušti. Gali pasipumpuoti, jeigu reikia. Tad mašiną plauni ar padangas. Sakiau, kad stums priekį. Tipo taip stumė. Ai, šiaip jo nuslydo.
Matas palei drūžės. Eik tu. Užsikūrė vieną padangą. Čia buvo Maple Street Studio. Kam patiko, būtinai paspauskit like. Nepamirškit užprenumeruoti mūsų kanalą. Taip pat užeikite į mūsų Instagram, o mes susitiksim kitose video. I've been making moves and they hard to tell. Acting yeah I did it, I don't kiss and tell. Any hating, I'ma wish him well. Got it out the mud, but I never dwelled.